Labas visiems, turiu naują žinutę. Žinutė skirta tam, kam jos reikia. Nežinau, tikriausiai tai kažkam labai surezonuos, o galbūt kažkam tai bus visiškai svetima. Viskas okei su tuo, bus kitų kartų. Gerai, mes turime centre drakoną. Ir drakoną lydi didysis arkanas, pasaulis ir skeptrų tūzas. Drakonas yra ta tikroji mūsų esatis, pažadinta vidinė esybė, pažadinta vidinė ugnis. Ir kaip ten yra sakoma, žiūrėk veidrodyje savo į akis ir už savęs pamatysi save. Tas toks tikrasis, gilusis savęs pažinimas, tikroji kelionė į save. Ir atrodo, kad kažkas pažadino šitą energiją savyje. Tai yra susijęs su ugnimi, tai yra susijęs su saulės rezginio čakra, pasitikėjimas savimi, tikėjimas savo instinktais, tikėjimas savo jėgomis, savo pasirinktų keliu. Drakoną aiškina Feniksas ir Saulė. Tai gali būti, Feniksas kalba apie prisikėlimą, tai yra skorpioniška energija, Saulė yra liūtas. Pasaulis gali būti fiksuoti zodiako ženklai, tai jautis, liūtas, skorpionas, vandenis. Bet kokiu atveju mes matom labai stiprią energiją, kuri buvo pažadinta kažkokių sprendimų arba kažkas galbūt buvo katalizatorius šitam pabudimui. Ir šitas pabudimas yra beprotiškai pozityvus. Nesu tikra, ar tai, ką žmogus išgyvena šiame etape, yra labai pozityvu, nes taip neatrodo. Tačiau jo vidinės būsenos, jo savęs pajautimas ir savęs pozicionavimas savo gyvenime, apskritai šitam pasaulyje, yra labai pozityvus. Tai gali būti brandus vyriškis, galbūt jūs esat brandus vyriškis, galbūt jūs esate šalia brandaus vyriškio, kuris išreiškia šitą energiją. Kas yra centre, kas būtent yra taip stipriai aktyvuotas, tai šitas žmogus yra galbūt be poros, galbūt neįsipareigojęs niekam, galbūt išlaikantis savo nepriklausomybę. Galbūt mes kalbam apie santykių nepriklausomybę arba tai gali būti finansinė nepriklausomybė, neįsipareigojimas jokiom sutartim. Iš kur ateina šita pažadinta energija? Didelė tikimybė, kad jeigu kažkas klausėtės mano žinučių, tai išgirdot, kad atėjo laikas chaosą ir beprotybę transformuoti į meditaciją ir ramybę. Ir kai kurie galbūt iš jūsų generališkai išsivalėt namus, savo erdves, galbūt detoksikavot kūną, galbūt perkratėt savo mintis, ar veiklas, ar santykius. Ir taip pat laisvinot vietą. Ir tam tikrą prasme, galbūt taip ir pažadinot tą energiją savy, tą drakoną savy. Aš matau labai stiprią aistrą ateičiai. Ir tai, ką aš kalbėjau apie tą balanso atradimą, ar ne, stiprybė, balansavimas ant ašies ir atsiskyrėlis, tam tikros vidinės išminties pažadinimas, tam tikros išminties ieškojimas, atsakymų ieškojimas, pasitikėjimas pasirinkta kryptimi, pasitikėjimas visata. Jūs esat pasikrovę labai stiprią energiją. Ir kai kuriuo atveju tai gali netgi atrodyti kaip labai magiškas kažkoks momentas.
ir jumyse dega labai daug ugnies, nes krenta aistras, Keptutūzas. Saulė, Feniksas tai yra labai aistringa energija. Yra labai daug ugnies ir tai labai rišasi su Marso ir Plutono įtaka. Galbūt kai kuriems iš jūsų, žiūrint į jūsų gimimo astrologinį žemėlapį, atrastumėm kažkokius pokyčius šiuo metu, kurie ir vyksta būtent per tą prizmę. Tai yra labai tokia, labai skorpioniška, liūtiška ir aviniška energija. Ir netgi galbūt pridėčiau ožiaragio kažkiek. Tas Marso ir Plutono, ar ne? Skorpioną valdo Plutonas. Tai yra transformacija, gilioji transformacija, esminė transformacija. Bet kažkada Skorpioną valdė Marsas, ar ne? Ta ugnies energija, kuri valdo aviną. Tai kalba eina apie tą karo dievo archetipą, nesvarbu ar jūs vyras, ar jūs moteris, apie tą didžiulę transformaciją, apie tą didžiulį valymąsi, kuris gali būti galbūt grubokas, galbūt nejaukus, galbūt aštrus ir nelengvas, tačiau jūs žinote, į kur jūs einate ir ko jūs siekiate su ta savo generalinė tvarka, sakykim taip, ar ne? Kas krenta prie šio žmogaus, ar tai būtumėt jūs, ar tai būtų kažkas, kieno kelionę jūs liudijat, o galbūt jūs sutiksit šitą energiją kitame žmoguje ir išgirsit jo istoriją. Šitas žmogus yra tamsioje energijoje. Ir man atrodo, kad ta energija ateina ne iš jo paties. Tai yra energija, kurią atneša kitas žmogus, su kuriuo jis turėjo kažkokį saitą. Sakau turėjo, nes matau labai ryškias pabaigas, bet galbūt tai vis dar yra aktyvu. Tai krenta kaip skeptrų karalienė. Šioji paskutiniu metu krenta beprotiškai ryškiai, kaip manipuliatyvi ir toksiška moteriška energija, kurios bazinė ir sakralinė čakra, hiperaktyvi arba visiškai neaktyvi, tai yra išbalansuota energija. Ir šitas žmogus arba šita energija, o galbūt aplinkybės, tas skeptrų karalienė nebūtinai tai yra moteris, tai gali būti erdvė, tai gali būti situacija, tai gali būti kažkokios aplinkybės. Tai krenta kaip velnias ir 5 skeptrai. Tai krenta kaip pančiai, kaip toksiškumas, nestabilumas, perdėtas susisaistymas, prisirišimas, priklausomybė. Kai kuriems tai gali būti jūsų saitas su priklausomybė, alkoholis, rūkalai, galbūt intimų santykiai ar dar kažkas tai. Kai kuriems tai yra visgi labai konkretus žmogus. Ir tą žmogų, šitas žmogus kovoja. Atrodo, kad labiau kovoja už save. Sakyčiau, yra galbūt savirefleksijos ir sąmoningumo trūkumas šiame žmoguje, todėl kad kovojama yra ne iš teisingų paskatų ir ne už teisingus dalykus. Aš labiau matau šitą energiją kaip norinčią daryti įtaką ir norinčią įnešti chaoso. Ir tai gali būti žmogus, kuriam chaosas yra labai natūralu. Ir kai šitas žmogus būna chaose, jis jaučiasi tarsi kontroliuotų kitus, nes mato, kaip tai įtakoja kitus.
Ir, tai nėra gerai. Šitą žmogų pasitinka tigras ir botagas. Tai yra labai labai stipri energija, kuri ketina sudėti taškus. Ir skeptrų karalienė krenta kaip įkalinimas ir pabaiga. Skeptrų karalienė, velnias ir 5 skeptrai yra kažkieno įkalinimo pabaiga. Kažkas buvo įstrigęs. Galbūt ji šantažavo kažką, galbūt ji bandė daryti įtaką kažkam, kažkieno gyvenimams, kažkieno pasirinkimams. Ir taip supančiojo situaciją, aplinkybės, žmogų, žmonės. Ji krenta kaip velnias 2 kartus. Mes turim čia. Ir ką ji ketina daryti, ji ketina kovoti. Labai daug, būtent ta ugnies ir Marso ir Plutono energija joje yra nevaldoma. Jeigu jis krenta kaip gebantis tai kontroliuoti, yra didelė savikontrolė šitame žmoguje. Ir mes po to pereisim prie patarimo šitai energijai. Tai ji atrodo, kad neturi tos savikontrolės. Ir galbūt jį tai ir traukė į šitas aplinkybės arba į šitą žmogų, nes jį šiek tiek atspindėjo jo kažkokį šešėlį susijusi su destrukcija arba chaoso nešimu. Ar ne? Tada aš jaučiuosi galingas, aš jaučiuosi stiprus ir reikšmingas, kai aš išreiškiu savo destrukcinės tendencijas, bet jame krenta labai daug pusiausvyros, balanso ir savikontrolės, gebėjimo save sukontroliuoti. Ji tuo tarpu atrodo, kad viskas, prie ko prisiliečia, viskas sudega. Mes matom ugnis, ar ne, ir šalia mirtis. Ji ketina gintis, gintis nuo tos pabaigos, kurie ateina, nuo pasiekmių. Šalia turime emociškai nestabilus žmogus, destrukcija ir konfliktas. Ji konfliktuos. Į jos pusę kaip gairės, kaip galbūt nuoroda krenta vasarvidis ir svarstyklės. Tiek vasarvidis, tiek svarstyklių archetipas kalba apie balansą. Vasarvidis kalba apie trumpiausią naktį. Jo, tai tik tais dar labiau pagrindžia, kodėl krenta svarstyklės ir teisingumas prie jo. Vasarvidis yra trumpiausia naktis, jūs neturite laiko, jūs turite veikti ir galbūt veikti teisiškai. Ir mano balsas užsidarinėja. Jūs turite veikti greitai. Ir kai kurie iš jūsų, jeigu jūs esat šitose aplinkybėse ir jeigu mes taip suprimityvinam visą šitą naratyvą iki vyro ir moters santykių, tai jūs esat su labai toksiška moterimi. Jūs esat su greičiausiai psichologiškai nestabiliu žmogumi, kuris imsis kraštutinių priemonių. Ir dar prie šito toj grįšiu. Tai vasarvidis ir šitas teisingumo aspektas kabantis virš jo ir indikuoja, kad jis turėtų veikti greitai ir tai turėtų būti nutraukta kuo greičiau. Ir kai kuriems iš jūsų tai yra teisiniai dalykai, apsisaugoti teisiškai, susikonstruoti teisinį kažkokį tais barjerą arba
Tai galbūt, nežinau, kreiptis net į policiją ar dar kažkaip. Čia kiekvieno situacija labai skirtinga, aš negaliu atsakyti kiekvienam atskirai, bet, akivaizdu, svarstyklės kalba apie teisingumą, teisingumo institucijas balansą ir mes turim teisingumą, kas yra tas pats, ar ne, tik kita kaladė. Kodėl sakau, kad yra tikimybė, kad jūs esat su blogu, nedoru žmogumi, todėl kad ji kažką jau darė ir man neišėjo įlysti į detalės, ką ji darė, tai galbūt nėra būtina atskleisti šiuo metu, o galbūt tiesiog man pritrūko kažkokios gijos nukeliauti į kitų detalių, bet ji darė kažką. Tai krito kaip kenkėjiški veiksmai kažkieno šeimai. Neatrodo, kad tai buvo, tai gali būti, kad tai buvo kenkėjiški veiksmai kažkieno finansiniam stabilumui, nes krito fundamentas, bet taip pat krito šeima, šeimos nariai tarsi. Nežinau, ar ji pati tai darė, ar tam buvo samdytas kažkas, bet faktas, kad kažkas buvo daryta. Iki kokio lygio jūs dabar girdit labai dramatiškai, ar ne, bet galbūt kažkurių situacijų tai nebuvo taip dramatiška, galbūt tai buvo koksai, nežinau, feikinio akaunto susikūrimas ir ten įšoka patrolinti komentarais. Tai čia nėra kažkokia tragedija, ar ne? Bet kai kuriuo atveju tai gali būti ganėtinai kraštutiniai dalykai, nes krenta, neslėpsiu, labai, labai toksiška energija. Ir gali būti, kad ji žino, kad jai gresia šitas stop ženklas, kuris galbūt gali netgi būti fizinis laisvės apribojimas. Kas jo laukia? Sakau jo, nes krenta brandus vyras, bet nebūtinai tai yra vyriškis, tai yra žmogus, kuris pažadino savyje drakoną. Ir drakonas mus lydi nuo pat gimimo iki pat išėjimo. Tai yra mūsų esatis, mūsų tikrasis giluminis būvis, ar ne? Ir tam, kad pažadinti šitą energiją, reikia labai save subalansuoti ir įjungti didelę savikontrolę, turint omeny, kaip stipriai mūsų gyvenimai keičiasi ir koks darosi banguotas mūsų pasaulis, ar ne? Jo laukia nemažai darbo, sunkus darbas priekyje, bet taip pat laukia finansinė nauda, kuri ateis iš kažko, ką jis darė praeityje. Iš žingsnių, kurie buvo dėti praeityje. Jeigu šito starto jis laikysi šitos krypties, jo laukia apdovanojimas, dovana. Kas yra ta dovana, aš kažkodėl nejaučiau poreikio gilintis, nes galbūt tai nėra būtina atskleisti visų gražių dalykų, kurie laukia ateityje, ar ne? Patarimas, ką reikėtų daryti? Tai šiuo metu šitas žmogus yra... Oi, mano telefonas išsikrauna. Žiūrėkit, vėl nutrūksi kur nors. Šiuo metu šitas žmogus yra labai plutoniškoje, marsiškoje energijoje. Į ką jis yra kviečiamas? Į savo širdį. Taip, yra daug tokios, tai pasakysiu labai poetiškai, karo dievo, sakykime, energijos, ar ne, išspinduliuojama labai daug ugnies, tačiau kvietimas yra grįžti į vandenį. Drakonas yra ugnies energija, bet jis mėgsta vandenį, todėl kad tai yra balansas, tai yra jūsų širdis. Jūs esat kviečiami kalbėti autentišką tiesą. Ir aš matau labai konkrečias nuorodas su jūsų komunikacija.
kai kurie iš jūsų turite sulėtinti savo kalbėjimą, kalbėti mažiau, bet konkrečiau. Ar ne tiek, kad daug pasakyti ir plėstis, bet kalbėti mažiau, konkrečiau, giliau. Kai kurie iš jūsų turite inicijuoti pokalbį apie tai, kas jums yra svarbu, su galbūt labai jūsų akyse tauriu žmogumi. Angelas gali būti tas, kuris jūs palaiko, tai gali būti jūsų protėviai, tai gali būti tiesiog galbūt jūsų akyse angeliškos natūros žmogus. Tiesą jūs žinot. Ir galbūt jūs turit ją pasakyti, todėl kad Austrė ir juodasis kiaušinis kalba apie tą tokį autentišką būvį, apie savo vidinių dovanų atskleidimą, apie tos vidinės energijos dalinimąsi su kitais, ar ne? Ir čia iškrito gili asmeninė stiprybė ir taika, kuri jums atneš sėkmę. Ir toliau dirbti ties tuo pokyčiu, ties kuriuo jūs dirbat, esat šaunuoliai, esat labai teisingam kely ir darot teisingus dalykus. Kas dar iškrito, tai jeigu jūs esat tas žmogus, kuris visada veikdavo per strategiją, per žaidimą, eiti, apeiti ir nedrįsdavot tiesiai žengti žingsnio, tai visata jūs ragina pradėti tai daryti. Visata jūs kviečia nebežaisti, nebandyti apgauti Dievo, nebandyti apeiti Dievo, ar ne, pagauti tą savo tikrąją ašį ir jos laikytis. Ir galbūt tai turi pradėti matytis jūsų komunikacijoje, jūs turite atvirai pradėti kalbėti, nepaisant to, ką sakys kiti. Ir kai kuriems tai galbūt susiję yra su labai konkrečiu žmogumi, kuris užima vietą jūsų širdyje, kai kuriems tai gali būti susiję su jūsų aplinkiniais arba su jūsų veiklomis. Tai galbūt pagrindinės gairės yra tokios, kad jūs startuojat labai teisingoje pozicijoje, jūs atrandat save naujai ir tai yra labai labai sveikintina. Dirbkit toliau, įdėkit darbo į tai, kas jums yra svarbu. Išlaikykit balansą, savikontrolę ir galbūt pradėkit labiau atskleisti save emociškai, atskleisti savo jausmus. Galbūt turit kažkam parodyti akivaizdžiai, kad mylit, parodyti, kad jums patinka, išreikšti tai. Kai kurie iš jūsų galbūt turit apturėti tokį gilų pokalbį su žmogumi ir nepaisant to, kaip tai jūs jaudina arba kelia nerimą, jūs esat kviečiami išlaikyti tą balansą ir drąsiai atskleisti save. Nes galbūt kažkada savo vidinės dovanas jomis veikiat ir visą tai, ką turit viduj, tuos gebėjimus, savo talentus, savo pašaukimą, jūs tai priimdavot kaip, tai kas čia tokio? Tai kas čia? Ir kam aš čia įdomus, ar kas čia į mane tokia žiūrės ir taip toliau. Bet ne, va tai ir yra esmė. Austrė ir juodasis kiaušinis rodo, kad jūs talpinat beprotiškai daug. Ir jūs turit tai pradėti ištraukti iš savęs ir tai vertinti patys ir leisti kitiems tai pajausti, pamatyti ir įvertinti jūs. Todėl, kad tai nėra susiję tik tais su tuo, kad jūs gausit įvertinimą. Tai yra susiję su tuo, kad tokia jūsų pozicija įkvėps kitus. Tokia jūsų pozicija įtakos kitų gyvenimus ir jie lygiai taip pat rinksis eiti pozityviu keliu. Tai va. Ir krenta pokytis į gerą. Tai jeigu kažkas labai išgyvena, tai dėl to, kad kažkoks žmogus jūsų akyse atsiskleidžia kaip labai tamsus žmogus ir jūs turit priimti tam žmogui nenaudingus sprendimus, kad jūs gyventumėte teisingai arba pasirinktumėte savo kelią ir tada tas žmogus gaunasi kaip ir
nukentėjęs ar dar kažkaip, tai žinokit, kad tai, kas vyksta, bus į naudą ir tam žmogui. Tai yra reikalinga, todėl kad šitas žmogus greičiausiai buvo įgalinamas, jo veiksmai buvo įgalinami tokie, kokie buvo ganėtinai ilgą laiką. Ir dėl to šitas žmogus yra ten, kur jis yra. Linkiu sėkmės susidraugauti su drakonu. Ate.